Labas, sveika prisijungusi prie Nest Fertility. Šiandien darysime vaisingumo tempimo mankštą. Taigi pradėkime. Stovime ant kilimėlio, kojos plačiai ir giliai įkvėpkime keletą kartų per nosį ir iškvėpkime per burną. Kartojame dar kartą. Ir paskutinį. Šį kartą leiskime pilnai žemyn. Pagriebkime savo kojų pirštus. Jeigu pasiekėme, jeigu ne, galime šiek tiek aukščiau. Ir važiuojame pilnai žemyn. Sulenkiu per kelius kojas ir tiesiamės į viršų. 1 ir 2 ir 3. Kartojame 10 kartų. Niekur neskubame. 4. Dar 2. Ir paskutinį laikysime ištiestas kojas pilnai, atpalaiduojame kaklus, galvas. Galime pajudinti į šonus šiek tiek. Ir lenkiame kojas vėl. Šiek tiek galime praplatinti. Pėdos žiūri į šonus. Įremiu vieną alkūnę į kelį, kitą alkūnę, rankos į maldos poziciją. Ir keliauju į vieną šoną ir į kitą. Iš lėto linguojame. Nugaros išlikusios tiesios, lengvai kvėpuojame. Atveriame savo klubus pilnai, stengiamės atsipalaiduoti. Puiku, ir paskutinis kartas. Sėdamės ant kilimėlio, kojos kartu ir savo kelius užversime ir atidarysime. 10 kartų kartojame. 1, 2, 3. Ir paskutinis, pasiliekame žemai, kojas sudedame kartu, griebiame su rankomis savo pėdas, apsikabiname jas, stengiamės, kad keliai kuo arčiau žemės būtų, atpalaiduojame dubenį, atpalaiduojame klubus ir darysime 10 ratų į vieną pusę su viršutinė kūno dalimi. 1, 2, 3. Nugaros išlieka tiesios, kvėpuojame. 4, 5. Toliau darome. 6,
paskutinis. Keičiame puses. Ir paskutinis 10. Puiku. Statome rankas už nugaros, kojos priekyje sulenktos ir keliaujame su keliais į vieną pusę, sukame ir savo klubus, grįžtame per vidurį ir keliaujame į kitą pusę. Ir 2. Puiku, ir šį kartą pasiliekame pasisukusios, perkeliame rankas į priekį priešais save ant kilimėlio, pasukame viršutinę kūno dalį, turite jausti lengvą tempimą priekinės kojos ir jeigu taip jau užtenka, galite pasilikti čia, jeigu norite šiek tiek giliau, keliaujame ant alkūnių arba galime keliauti dar giliau. Ir sugrįžtame. Dedame rankas už nugaros, sulenkiame kojas, kartojame tą patį pratimą į vieną pusę ir į kitą pusę. Ir paskutinį pasiliekame šone, koja už savęs, kita koja priekyje, pasukame viršutinę kūno dalį ir keliaujame ant alkūnių. Pasikeliu, atnešame galinę koją į priekį ir iš lėto padedame sau atsigulti. Įsitaisau patogiai, viena koja keliauja šalia krūtinės sulenkta ir atveriame į šoną per klubus. Laikome. Koja sugrįžta per vidurį, su priešinga ranka pagriebiu už kelio ir sukame kūną į priešingą pusę. Sugrįžtame per vidurį, keičiame kojas, kita koja prie krūtinės sulenkta ir atveriame per klubus į šoną.
Laikom. Su priešinga ranka pagriebiu kelį ir sukamės į šoną, bandome su keliu paliesti žemę. Kita ranka yra ant žemės. Stengiamės su pečiu liesti žemę ir nepasikelti. Grįžtu per vidurį ir ištiesiu pilnai koją. Kojos abi ištiestos, nugara tiesi, atsipalaiduota ant kilimėlio, pečiai nuleisti žemyn, ilgas kaklas. Ir padarysime keletą dubens dugno pratimų, kad sustiprinti dar ir iš vidaus. Taigi, darysime įtempimą dubens dugno raumens, laikysime 5 sekundės ir tuomet atpalaiduosime. Taigi įtrauksime, laikysime 5 sekundės ir atpalaiduosime. Tai kartosime 10 kartų. Primenu, kad labai svarbu, jog nuolatos kvėpuotumėt, neužlaikytumėt kvėpavimo ir jog stuburas, nugara, pečiai, viskas būtų atpalaiduota gražiai ant žemės. Taigi, pradedam ir įtraukiu 1, 2, 3, 4, 5, atpalaiduoju. Ir įtraukiu 1, 2, 3, 4, 5, atpalaiduoju. Kartoju ir įtraukiu 1, 2, 3, 4, 5, atpalaiduoju. Ir įtraukiu 1, 2, 3, 4, 5, atpalaiduoju. Kartojame 1, 2, 3, 4, 5, atpalaiduoju. Dar 5 kartai ir įtraukiam. Atpalaiduojam. Ir įtraukiam. Ir atpalaiduojam. Kartojam, įtraukiam. Ir atpalaiduojam. Dar dubens dugną pajauskime. Įtraukiame. Ir atpalaiduojam. Ir paskutinį kartą įtraukiame dubens dugno raumenis, laikome 1, 2, 3, 4, 5 ir atpalaiduojam. Šaunuolės. Sudėkime savo pėdas kartu, kojas sulenkime, nugara vėlgi lieka tiesi, pečiai, kaklas ilgas, pečiai nuleisti. Ir lengvai įkvėpkime 3 kartus per nosį. Iškvėpkime per burną. Būtinai pajauskime, kaip kyla mūsų pilvas įkvepiant. Šonkauliai, krūtinė ir iškvėpkime. Ir dar kartelį. Taigi pasiliksime šioje pozoje šiek tiek. Leiskite nusvirti savo keliams. Atverkite tos klubus, paskutinį kartą šiandien. Uždėkite vieną ranką ant krūtinės, kitą ant pilvo. Galite užmerkti savo akis. Ir kviečiu jūs sukurti intenciją šiandienai, jeigu tai yra rytas. Jeigu tai yra vakaras, lygiai taip pat galite pagalvoti, kas šiandien įvyko, ar kokios dienos norėtumėt rytoj. Arba tiesiog galite
pasvajoti, sukurti vieną svajonę, vieną norą. Tai galite padaryti tyliai, savo mintyse ir širdyje, arba galite pasakyti visą tai garsiai. Ir išsiųskite šią gražią žinutę, šį nuostabų norą visatai. Įsivaizduodami, jog tai jau iš tiesų yra, jog tas noras yra išsipildęs. Ir nepamirškite padėkoti sau, savo kūnui, savo reprodukciniams organams už tai, kad skyrėt šiandien šį laiką padaryti šią mankštą, kad turėjote energijos ir sveikatos. Ačiū, ačiū, ačiū. Ir iš lėto galite atmerkti akis, suglausti savo kojas, palengva atsikelti per šoną. Ir paskutinį kartą šiandien giliai įkvėpkime per nosį ir iškvėpkime per burną. Ačiū labai, kad prisijungiai prie šios mankštos. Labai tikiu ir labai laukiu, kad jūsų norai išsipildytų. Ir linkiu nuostabios likusios dienos ir susitiksime kitoje mano mankštoje.